draugystės ligoninė. Jinai yra pačiam centre, kaip ir mūsų viešbutis, kad buvo, ir sako, kad butų kainos yra labai didelės ir valdžia stengiasi iškeldinti žmonės iš šitų vietų, kad galėtų statyti didelius dangoraižius. Tai didelės kompensacijas moka, o šiaip tai, kinai, kurie gyvena aplinkui ligoninės, tai būna, sako, kad tai yra pati prestižiškiausia vieta, būtent prie kažkokios tai gydymo įstaigos. Na, mes važiuojam iki dangaus šventyklos. Gerai, ir aš gerai. Ko jūs čia? Gerai. Nu, su tokiu sportu to nenuvažiuosi. Iš pečių lygį pasižiūrėti rankovų receptoriai. Panašiai, bet čia yra šiaip pasivaikščioti. Čia šitą tenais toj vietoj dar tik labai Pažiūrėk, kaip su to kamuoliuku jie žaidžia. Nu, gaunas ir tau. Tik rankas reikia abidvi, gal. Liuliuok. O, liuliuok. Kortom žaidžia. Jie bendrauja. Taip, o čia dėl to jie nei politikai. Na va, dangaus šventykla. Na, Pekine, jeigu pirktumėte atviruką, tai tikriausiai būtų šitą dangaus šventykla ant jo, kadangi tai yra vienas pagrindinių tokių objektų ir simbolis viso miesto. Kultūrinės revoliucijos metu buvo labai daug šventyklų nugriauta, bet šita buvo palikta, todėl kad nedrįsta jos nuimti, o senų senovės apie 600 metų iš tą šventyklą. Na ir matot, jinai turi 3 stogelius tokius mėlynus ir apvalius, tai apvalus reiškia dangus. Šiaip jau seniau čia buvo dangaus ir žemės šventykla. Tai matot, kvadratinis kietas yra žemė, bet paskui buvo nuspręsta pastatyti atskirai žemės šventyklą ir jinai pastatyta yra į šiaurę. Ir liko tik tais dangaus šventykla. Na ir tik vienintelis imperatorius galėjo joje
atnašas kažkokias tai aukoti ir aukodavo dažniausiai kokį nors didelį gyvūną. Jautį, pavyzdžiui, neaukodavo, tai Pekino antys ir dar kažko. Ten kažkoks tai stalas, kas tai tokio. Ir čia labai jau gražios mozaikos, visokiausios. Na gerai, užtenka, reikia leisti kitiem. Nu va, ir Vida išlipo iš kažkokios dar pusiau šventyklos. Na va, šventykla visų savo gražumu.